nes kai ateidavo, tai sukeldavo visą šeimą, kad jeigu kažko pabėgsi, pasislėpsi. Tokie susišaudymai ar kojų lygdavo. Tai žinojau, daugiau 48 metais. Jie pradėjo prašyti, kad norim tą bunkerį įsikasti, slėptuvę. O ko dabar tu čia? Čia tai kristi tu. Nu kur kaimė? Ir sutikom, kągi. 6 vyrai tiek, 2 jau pažįstami, tik iš matymo pažįstami, nežinome jau buvo partizanai. 20 metais susirenka visos Lietuvos apygardų vadai, posėdžiaut. Posėdis. Jau žemėlapis, iš kur jie susirinkė. Nu, pasižiūrėkit, tai greičiau apygardų, įvardinkit apygardų. Čia prisikėlimo apygarda buvo. Čia prisikėlimo. Čia prisikėlimo apygarda buvo. O dabar tie partizanai, kurie kasė bunkerį, tai buvo čia vietiniai partizanai, kurie čia kovojo. O jau prisikėlimo apygardas buvo. Dabar esame. Tai pažįstami, tai aš esu šalia. Rimtai. O kiek jau bandai išmatymą. O gyvenam čia Radvilškis. Mes dabar esame mes čia Labai įdomiausia, kad kad būstinė yra visai kaimo centre. Kaimo centre. Pasirenka, pasitikėjo. Tai daugmaž tokio gylio ir buvo, ne? Tokiam gyliui. Lygiai tokio pats dydis buvo toks pats. Vaikai, supratot, kad įėjimas į tą bunkerį buvo iš viršaus. Va iš čia įėjimas. Čia grindys buvo. Taip, o čia grindys. Ne grindys, bet asla buvo. Asla buvo. O tai sovietmečiu kaip čia buvo? Grindus padaryti komisaras. Komisaras padaryti.